Pagaliau mano brolijai, būkite stiprūs viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastą. Nes mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis šio amžiaus tamsybių, valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą laiką išstovėti. Tad stovėkite susijuose savo strėles tiesą, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimus skelbti taikos Evangeliją. Svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojos strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei dvasios kalavijo, tai yra Dievo žodį. Visada melsdamiesi dvasioje, visokiojopomis maldomis ir prašymų ištvermingai budėkite, maldą užtardami visus šventuosius.